Galimybė sukurti ką nors kompiuterio ekrane ir tada pagaminti vos per kelias valandas tapo itin paprasta dėl trimačio spausdinimo. Ir tai leido man sukurti daugybę projektų, nuo elektrinių dviračių iki variklių veikiančių suspaustu oru. Tačiau pastarosius 2 metus dirbau prie naujos įrangos savo dirbtuvėms - savadarbės CNC frezavimo staklės. Šį vaizdą įrašą remia JLC CNC, apie juos papasakosiu vėliau. Trimačio spausdinimo technologija vadinama priedine gamyba, kai detalė kuriama pridedant medžiagą. Tai galima padaryti sukėtinant skystą dervą, kaip su Formlabs Form 4L, kuris gali sukurti įspūdingai tikslias ir didelės detalės. Arba tai galima padaryti išlydant plastikinę giją per antgalį, kaip su Prusa Core 1. Ir abiem įrenginiams reikalingas standus rėmas, kad būtų užtikrintas atspausdintų detalių tikslumas. Tačiau CNC frezavimo staklės turi daryti tą patį, tuo pačiu metu stumdamos dideliu greičiu besisukantį pjovimo antgalį per metalo blokus. To achieve this rigidity, the frame is built from large aluminium extrusion. Norint pasiekti šį standumą, rėmas gaminamas iš didelių aliuminio profilių, kurie lengvai susukami varžtais ir turi tam tikrą reguliavimo galimybę vėlesniam visko sulygiavimui. Tačiau kai trenkiau į rėmą plaktuku, jis skamba kaip varpas. Tad jei netyčia vėl bus trenktas plaktuku, nusprendžiau išardyti rėmą ir užpildyti jį smėliu bei epoksidinė derva, dažnai vadinama epoksidiniu granitu, kuris, tikiuosi, sumažins vibracijas. Ar tai turės įtakos pjovimo kokybei, niekada nesužinosiu, bet tikrai viską padarė daug sunkesnį. Jis tikrai gerokai sunkesnis. Ir šis rėmas sukuria tvirtinimo taškus, kuriais judės visos 3 ašys. Ir svarbu, kad kiekviena ašis judėtų tik jai skirta kryptimi, o tai užtikrina šie dideli linijiniai kreiptuvai. O tam, kad būtų galima valdyti kiekvieną ašį, naudojami šie dideli rutuliniai sraigtai, kurie elektrinio variklio sukamąjį judesį paverčia tiesiniu judesiu. Tačiau iš tikrųjų, pasirinktas variklis yra NEMA 34 žingsninis variklis, kuris suteikia daug daugiau valdymo nei rankinis grąžtas. Ir kiekviena ašis turės savo variklį, kad pjovimo galvutė galėtų judėti visomis 3 kryptimis. Ketvirtasis šios mašinos variklis yra špindelis, kuris yra visiškai kitokio tipo variklis, nes jis skirtas sukti aštrius pjovimo antgalius iki 24 000 apsisukimų per minutę, o jo galia siekia 22 kW. O šių variklių laidai gali tvarkingai praeiti per kabelių grandinę, kuri eina palei portalo galinę dalį. Kalbant apie portalą, ši CNC staklių konstrukcija vadinama fiksuoto portalo konstrukcija, o tai reiškia, kad jai reikia darbinės plokštės, kuris juda pirmyn ir atgal Y ašimi. Tai labai panašu į kai kuriuos trimačius spausdintuvus, pavyzdžiui Prusa Mark IV, nors mano pasirinktas dizainas nebuvo tiesiogiai įkvėptas šio modelio. Daugelis didelių CNC frezavimo staklių turi judančio portalo konstrukciją, kuri puikiai tinka pjaustyti didelės medžiagos plokštės. Tačiau tokia konstrukcija gali būti mažiau standi, nes portalas turi judėti. Tuo tarpu tikslesnės frezavimo staklės, dažnai naudojamos metalams, turės daug mažesnį pjovimo tūrį. Jos juda tiek X, tiek Y kryptimis, o špindelis pritvirtintas prie standaus stulpo, kuris juda tik aukštyn ir žemyn. Taigi mano staklės yra kažkur per vidurį tarp šių dviejų, kur X ašis eina palei didelį standų portalą, kuris pritvirtintas prie rėmo pagrindo ir taip pat laiko Z ašį. Tai leidžia darbiniai platformai būti palyginti dideliai, nes ji gali pravažiuoti po portalų. Tikiuosi, kad šis stakles galės pjauti mažas, tikslias detalės mano projektams. Taip pat galės pjauti lakštus iki 500 mm, tiek X, tiek Y kryptimis. Tačiau norint valdyti visas šias ašis, mums reikia valdymo plokštės. Todėl pasirinkau Duet 36 HC plokštę, kadangi ją rekomendavo kitas YouTube kūrėjas ir CNC konstruktorius Ivanas Miranda. Ši plokštė turi keletą puikių savybių. Pavyzdžiui, didelės srovės variklių tvarkyklės, leidžiančias variklius prijungti tiesiai prie šių kontaktų. Ir Ethernet jungti prisijungimui prie interneto. Taigi ją galima valdyti bet kuriuo įrenginiu su interneto naršykle. Puiku. Ir kai visa elektronika buvo sumontuota, aplink įrenginį surinkau rėmą, naudodamas dar kelias aliuminio profilių juostas, kurios laikys plonas aliuminio plokštės, kad būtų sukurta uždara konstrukcija. Nes nenoriu, kad mano dirbtuvės būtų nuklotos metalo drožlėmis. O pridėjus keletą LED lempučių, įrenginys pradeda atrodyti gana profesionaliai. Tada priekyje pritvirtinau permatomą polikarbonato durelę ir šoninį laikiklį pigiam jutikliniam monitoriui, kuris bus naudojamas įrenginiui valdyti. Ir galiausiai prijungiau suklį. O jei kada nors ateisite CNC įrenginį, niekada nepalikite ant suklio atsilaisvinusios įvorinio griebtuvo veržlės. The complete build of this machine is documented in Ypač jeigu jis sukasi ne ta kryptimi.
Visas šios mašinos surinkimas daug detaliau dokumentuotas mano antrajame kanale, kur taip pat atliekamas pradinis bandymas. Pjūviai, tarp kurių buvo ir didžiulės aliuminio platformos pavertimas tvirtinimo plokšte, išgręžiant ir įsriegus 178 skyles. Tai leidžia lengvai pritvirtinti detalės, taip pat pritaisyti frezavimo spaustuvą. Visa ši mašina man kainavo $3955 arba šiek tiek daugiau nei $5000 ir jos surinkimas užtruko daug ilgiau nei tikėjausi iš pradžių. Ir ši kaina apima viską, nuo pagrindinių komponentų, tokių kaip rėmas ir linijiniai bėgeliai, iki papildomų dalių, tokių kaip jutiklinis ekranas, monitorius ir rankinis valdymo ratukas. Tai leidžia man judinti kiekvieną ašį vos po 0,01 mm. Tačiau jei jau kurį laiką esate užsiprenumeravę mano kanalą, jūs žinote. Aš jau turiu CNC frezavimo stakles, kurias nusipirkau prieš maždaug 7 metus už labai nedidelę kainą. Ir iš vaikino, kuris matyt turėjo sriegių fiksatoriaus fobiją. Taigi, tai nėra pati tiksliausia ar patikimiausia staklė, tačiau ji leido man pagaminti kai kurias didelės aliuminio plokštės, kurios buvo naudojamos šiai naujai stakliai gaminti. Bet jei neturite CNC ir jums reikia pasigaminti kai kurias detalės, labai rekomenduoju šio vaizdo įrašo rėmėją JLC CNC, kurie siūlo greitas ir prieinamas CNC paslaugas. Ir nesijaudinkite, jums nereikia kurti profesionalaus inžinerinio brėžinio. Tiesiog įkelkite savo trimatį model į jų svetainę, tada pasirinkite iš siūlomų variantų, tokių kaip medžiaga, paviršius, apdaila ar bet kokios sriegio reikalaujančios skylės, ir iš karto gaukite kainos pasiūlymą. Be to, jų gamybos laikas yra tik 3-5 darbo dienos. Šios didelės plokštės pasiekė mano duris vos po 1,5 savaitės nuo užsakymo pateikimo. Ir mane labai sužavėjo kokybė, ypač palyginus su plokšte, kurią pasidariau pats. Ir šios naujos plokštės puikiai dera su mano dizainu ir suteikia tvirtą atramą tarp portalo ir Y ašies mano įrenginyje. Atvirai sakant, norėčiau, kad būčiau užsakęs iš JLC CNC daug anksčiau, nes jų aptarnavimas yra puikus. Ir nors dabar turiu savo CNC, tikrai užsisakysiu iš jų dar kartą. Nes jie siūlo tokias paslaugas kaip 5 ašių apdirbimas ir kitų medžiagų, pavyzdžiui, nerūdijančio plieno apdirbimą. Taigi, jei norite greitų, nebrangių, pagal užsakymą pagamintų detalių, nepraleiskite jų specialaus pasiūlymo – $70 nuolaidos pirmajam užsakymui pasinaudodami nuorodą aprašyme žemiau. Taigi, po 2,5 metų nuo tada, kai pradėjau projektuoti šią mašiną, ji pagaliau baigta. Taigi, pagaminkime variklį. Tai yra aliuminio blokas, kuris yra šiek tiek didesnis nei mums reikalinga detalė ir mums reikia suprogramuoti stakles. Naudojant instrukcijų rinkinį, vadinamą G-kodu, G-kodas iš esmės yra tiesiog koordinatų sąrašas, į kurias staklės turi judėti. Taigi, jis gali nurodyti, pavyzdžiui, judėti į Y5, tai yra 5 mm į priekį, tada judėti į X10, tai yra 10 mm į dešinę, tada į Y0 ir tada į X0. Ir dabar staklės išpjovė stačiakampį. Bet yra viena gudrybė, nes šios instrukcijos yra susietos su nuliniu tašku, dažnai vadinamu darbiniu poslinkiu. Dabar, pjaunant šį stačiakampį, darbo atskaitos taškas nėra toks svarbus. Vis dėlto, tikriausiai geriausia būtų perkelti jį į apatinį kairį kampą, kad nereikėtų švaistyti visos medžiagos lakšto. Tačiau jei norime išpjauti ką nors daug didesnio, kas labiau atitinka lakšto dydį, labai svarbu, kad padėtis būtų nustatyta teisingai. Tam galime rankiniu būdu perkelti pjovimo įrankį, kol jis tik palies medžiagos bloką. Ir tada, atsižvelgus į įrankio spindulį, darbo poslinkį galima nustatyti į 0 toje ašyje. Tačiau tai gali užtrukti kelias minutės, jei norime tiksliai nustatyti visose 3 ašyse. O alternatyva tam yra naudoti kontaktinį zondą. Yra komerciškai prieinamų kontaktinių zondų, kaip šis, kuris montuojamas į špindelį ir prijungiamas prie valdymo plokštės įvesties skaisčio. Bet man nepatinka kiekvieną kartą nuimti pjovimo antgalį, kai reikia zondavimo. Todėl atlikau keletą prototipų ir sukūriau savo dizainą. Ši dalis čia yra laikiklis zondui ir reikalauja 2,45 laipsnių kampu nukirstų paviršių, prie kurių remsis zondas, kad visada būtų toje pačioje padėtyje. O šis laikiklis prie staklių tvirtinamas naudojant kelis trimatiniu spausdintuvu atspausdintus tarpiklius, kad būtų elektriškai izoliuotas nuo rėmo. Tada pats zondas yra tiesiog dar vienas aliuminio blokelis su maža zondo adata, kurią paėmiau iš komercinio zondo, ir jis prie laikiklio tvirtinamas mažu magnetu. Tačiau tam, kad šis zondas galėtų bendrauti su valdymo plokšte, prie laikiklio galo pritvirtinau laidą ir prijungiau jį prie signalo kontakto. Tada prijungiau įžeminimo laidą prie darbinės plokštės. Ir tikiuosi, kai zondas paliečia detalę, jis uždaro grandinę ir valdymo plokštė išsaugo padėtį. Tada galiu išmatuoti ir įvesti atstumą nuo zondo iki suklio. Ir tada bus tiksliai išsaugota, kur bus darbo atskaitos taškas. Taip pat iš anksto užprogramavau kelias skirtingas zondavimo sekas. Pavyzdžiui, galimybę zonduoti visas 4 detalės pusės, kad surasčiau jos centrą.
Ir tai veikia stebėtinai gerai. Nors sistema tokia paprasta, zondavimas su nelaidžiamis medžiagomis gali sukelti tam tikrų problemų. Taigi, pagaliau pagaminkime karterį. Man dar daug reikia išmokti apie apdirbimą, todėl kartais nustatymai priverčia stakles veikti šiek tiek šiurkščiai, bet apskritai esu patenkintas detalių kokybę, kurią ši staklė gali pagaminti. Onto a nice cylindrical shape, as well as boring out the center, where the Viršutinė šios detalės pusė bus karterio galas, todėl ją reikia išgręžti, kad būtų vietos alkūniniam velenui ir guoliams. Ir gale išgręžiau keletą tvirtinimo angų, kad vėliau galėčiau išbandyti variklį, kurias galima sriegti naudojant pjovimo įrankį, vadinamą sriegimo freza. Jis turi įstrižus pjovimo dantis, kurie leidžia išpjauti tobulą sriegį. Tai sutaupo daug laiko ir pastangų palyginti su rankiniu angų sriegimu. Ir tada ši apdirbimo proceso pusė gali būti užbaigta nuo žulinimo įrankiu, kad visi kampai būtų nusklemti 45 laipsnių kampu. Kai tai baigta, detalę reikia apversti, kad būtų galima apdirbti viršutinę karterio pusę, o tam reikia iš naujo nustatyti padėtį, kadangi detalių vieta dabar pasikeitė. Ir svarbu teisingai nustatyti darbo poslinkį, nes ši nauja skylė bus cilindro vieta. Norėdamas pritvirtinti cilindrą, pasirinkau naudoti srieginę skylę, būtent M16 su 1 mm žingsniu, kurį labai malonu pjauti srieginiu frezu. Ir šios sriegio priežastis paaiškės vėliau. Taigi, po dar vieno greito briaunų nuėmimo, kad pašalinčiau aštrius kraštus, karterį galima paskutinį kartą apversti ir apdirbti priekinę pusę, kuriai reikėjo išmatavimo, paviršiaus apdirbimo ir nemažai medžiagos pašalinimo, kad būtų išgauta graži cilindrinė forma. Taip pat reikia išgręžti centrą, pro kurį eis išvesties velenas. I want a project to test out my new CNC mill, but I also believe that increasing the operating pressure of these. Taigi, pirmoji variklio dalis dabar baigta. Jos apdirbimas užtruko apie valandą. Ir kol ją gaminau, taip pat atspausdinau tą pačią detalę trimačiu spausdintuvu, naudodamas Derva Formlabs Form 4 įrenginyje, o spausdinimas ir apdorojimas užtruko apie 2 valandas. Taip pat atspausdinau versiją Prusa Core 1 spausdintuvu, naudodamas PLA plastiką. Ir tai užtruko tik 22 minutės. Tačiau šis palyginimas nėra visiškai teisingas, nes aliuminio detalės paruošimo laikas buvo apie 2-3 valandas. Taip yra todėl, kad skirtingai nei su trimačiais spausdintuvais, kur galiu tiesiog importuoti trimatį modelį, pakeisti kelis parametrus ir paspausti spausdinimo mygtuką, CNC staklėms reikia iš anksto suplanuoti kiekvieną pjūvį, nuo pjūvio gylio, įrankio judėjimo greičio iki to, kokį įrankį naudoti. Ir jei suklysi, labai lengva ką nors sugadinti. Taigi, nors aliuminė detalė atrodo šauniai ir bus stipriausia tokioms dalims kaip šis karteris, tačiau jam nebūtinai reikia tokio stiprumo kaip aliuminis. Būtų buvę daug lengviau ir pigiau išspausdinti trimačiu spausdintuvu. Tai kodėl dabar nusprendžiau gaminti oro variklį iš aliuminio, kai anksčiau mano pagaminti plastikiniai varikliai veikia puikiai? Na, iš dalies todėl, kad noriu projekto, kuriuo galėčiau išbandyti savo naują CNC frezą. Bet taip pat manau, kad padidinus šių variklių darbinį slėgį, galima pagerinti jų efektyvumą ir galingumą. Ypač jie varikliai veikia su skystu CO2, kuris kambario temperatūroje yra apie 900 psi. Tačiau skirtingai nei įprastas suslėgtas oras, kurios slėgis yra 100 psi ir kuris palaipsniui mažėja varikliui veikiant, skystas CO2 turėtų išlaikyti 900 psi. Kol visas skystis neišgaruos, veikiantis beveik kaip savaime reguliuojamas dujų šaltinis. Dabar šis konkretus variklis tikiuosi veiks, naudodamas tik įprastą orą esant 100 psi. Kadangi vis dar mokausi geriausių būdų gaminti tam tikras dalis ir turiu daug ką išsiaiškinti prieš gamindamas CO2 variklį, ypač kai kalbama apie stūmoklį ir cilindrą, kadangi CNC frezavimo staklės labai gerai pjauna tiesias linijas dėl linijinio judėjimo sistemos, tačiau šiek tiek sunkiau sekasi pjaunant apskritimus. Tai iš dalies lemia pavaros variklių tikslumo ribos, bet taip pat ir koordinatinė G-kodo sistema, kurios turi laikyti staklės. Kaip minėta anksčiau, norint išpjauti kvadratą, mums reikia 4 koordinačių linijų, o norint išpjauti 8-kampį – 8 linijų. Ir jei toliau didinsime koordinačių skaičių, vis labiau priartėsime prie apskritimo. Tačiau net ir su 150 kodo eilučių, kurias sugeneravo CNC programinė įranga, tai vis dar toli gražu nėra tobulas apskritimas. Idealiu atveju tai būtų galima apdirbti tekinimo staklėmis, kurios sukuria tobulai apvalias detalės, sukdamos jas ir naudodamos nejudantį pjovimo įrankį. O kas jei padarytume atvirkščiai, suktume pjovimo peiliuką aplink nejudančią detalę? Tam mums reikia pasigaminti specialų įrankį, kuris pjovimo peiliuką atitrauktų per stūmoklio spindulį. Šis įrankis turi skylę per vidurį, kuri yra didesnė už stūmoklio skersmenį. Ir dalis medžiagos turi būti pašalinta iš šono, kad būtų galima pritvirtinti pjovimo peiliuką.
Tačiau šis įrankis galiausiai bus sumontuotas į špindelį ir suksis maždaug iki 10 000 apsisukimų per minutę. Todėl jis turi būti gerai subalansuotas, o tai nėra lengva, kai iš vienos pusės pašalinama daug medžiagos. Kad tai kompensuotų, konstrukcija atrodo labai nenatūraliai, nes medžiagos trūkumą vienoje pusėje subalansuoja medžiagos pašalinimas iš kitos pusės. Ir aš tai suprojektavau naudodamas masės centro įrankį savo CAD programoje, tad tikėkimės, kad realybėje tai bus subalansuota. Tada jis apverčiamas ant šono, kad būtų išfrezuota maža trikampė išpjova. Kadangi planuoju naudoti vieną iš šių keičiamų pjovimo plokštelių, kuris bus pritvirtintas mažu varžtu. Taigi reikia išgręžti ir išsriegti skylę, tačiau neturiu pakankamai mažos sriegimo frezos šiam sriegiui, todėl sriegiau ranka. Ir tiesiog po 3 apsisukimų, kai kvailai nustojau filmuoti, aš sulaužiau sriegiklį. Šis sriegiklis buvo tikrai gerai įstrigęs ir jis per mažas, kad būtų galima jį išimti iš detalės, jos nepažeidus. Taigi man teko iš naujo pagaminti visą detalę ir šį kartą nusprendžiau sriegti iš kitos pusės, kas pasiteisino daug geriau. Tada detalę galima paskutinį kartą apversti, kad būtų pašalinta visa likusi ruošinio medžiaga. Ir centre galima išgręžti skylę, kurią reikėjo sriegti M10 sriegių. Taigi galiu naudoti 12 mm skersmens petinį varžtą kaip pagrindinę ašį. Taigi, pritvirtinus mažą pjovimo antgalį, naują įrankį galima įdėti į suklį ir pažiūrėti, ar pavyks išgauti tobulai apvalų stūmoklį. System's 3D printed tool that applies an internal pressure to the cylinder should be able to polish the cylinder smooth. Now this engine is about as basic as an engine can get, and relies completely on my assumption that the piston seal will make it. Įrankis ne tik gerai subalansuotas, bet ir baigto stūmoklio kokybė atrodo daug geresnė. Kadangi įrankis atlieka apskritą pjovimą, CNC tiesiog turi judėti vertikaliai. Dabar mums reikia padaryti tą patį su cilindru, kuriam laimiai yra įrankis. Tai yra ištekinimo įrankis. Jis veikia taip pat kaip ir mano savadarbis įrankis, tik skirtas vidiniams diametrams. O skirtingai nei mano įrankis, jo diametrą galima reguliuoti sukant šį ratuką. Taigi, norėdami pagaminti cilindrą, galime išpjauti mažesnę skylę su paprastu frezavimo įrankiu, o tada naudoti ištekinimo įrankį, kad ją praplatintume iki reikiamo diametro. Tam reikia atlikti nemažai pjūvių, kad cilindro anga būtų tinkama, nes noriu, kad stūmoklis ir cilindras būtų kuo artimesni sandarumui, kad nereikėtų naudoti jokių stūmoklio žiedų. Ir tai beveik pavyko. Tačiau yra nedidelė problema su šiuo apdirbimo procesu, nes jis palieka horizontalių linijų cilindre ir ant stūmoklio, kurios gali sukelti trintį tarp dviejų slystančių paviršių. Kad tai ištaisytumėte, nusipirkau šlifavimo pastos, kuri yra abrazyvinė pasta. O kai ją sujungsiu su specialiai pagamintu trimačiu spausdintu įrankiu, kuris sukuria vidinį slėgį cilindre, turėčiau sugebėti nupoliruoti cilindrą iki lygumo. Šis variklis yra toks paprastas, koks tik gali būti, ir visiškai priklauso nuo mano prielaidos, kad stūmoklio sandariklis leis jam veikti. Taip yra todėl, kad oro įleidimo vožtuvas bus paprastas rutulinis vožtuvas, kurį atidaro mažas kaištis įmontuotas į stūmoklio viršų. Tačiau svarbu, kad stūmoklis atidarytų šį rutulinį vožtuvą kuo arčiau savo eigos viršaus. Kadangi dėl natūralios alkūninio veleno geometrijos, mažiau sukimo momento reikės vožtuvui atidaryti, jei jis bus kuo arčiau 12 valandos padėties. Tačiau jei stūmoklio ir cilindro sandarumas nėra tobulas ir oras gali prasiskverbti, tuomet vožtuvas turi būti atidarytas ilgiau. Tai smarkiai sumažina efektyvumą arba netgi gali neleisti varikliui veikti. Kitas aspektas, kurį reikia apsvarstyti, yra suspaudimas, kurį sukelia stūmoklis, kylantis cilindru aukštyn. Tai svarbu tikroje vidaus degimo variklio efektyvumui, tačiau gali sukelti problemų šiame oro variklyje. Nes jei suspaudimo eiga sukurs didesnį slėgį nei tiekimo slėgis, oras tiesiog bus pumpuojamas atgal į tiekimo baką ir vietoj variklio turėsime mažą kompresorių. Dabar, kadangi šis variklis veikia tik su oru, galbūt klausite savęs, kodėl aš išpjaunu cilindre aušinimo briaunas. Na, kai galiausiai varysiu variklį skystų anglies dioksidu. Aukšto slėgio dujų išsiplėtimas gali sukelti didelį temperatūros kritimą, taip pat kaip aerozolio balionėlis atšąla, kai jį purškiate. Todėl šios briaunos iš tikrųjų skirtos cilindrui šildyti, kas turėtų padėti dujams išsiplėsti ir, tikiuosi, pagerinti našumą. Taigi, pritvirtinus stūmoklį ir švaistiklį prie alkūninio veleno, cilindrą galima sumontuoti su jo sriegiuotu tvirtinimu, o į cilindro galvutę įdėti mažytį O formos sandariklį su 3 mm rutuliniu guoliu, kad būtų suformuotas įsiurbimo vožtuvas. Taigi, visiškai surinkus variklį, jį galima pritvirtinti prie specialaus laikiklio, o didelis sraigtas veiks kaip smagratis. Tada, prijungus suspausto oro tiekimą prie cilindro galvutės, ar jis veiks? And as mentioned earlier in the video, the whole build of my CNC... Ne visai, bet būtent dėl to cilindras yra įsuktas į karterį.
Ir pasukdami cilindrą galime reguliuoti įsiurbimo vožtuvo laiką. Taigi, jei cilindras yra nuleistas, vožtuvas atsidarys anksčiau ir užsidarys vėliau. Bet jei jis atsidarys per anksti, variklis šaudys. Tačiau net ir kelis kartus bandant tiksliai sureguliuoti vožtuvo laiką, jis vis tiek neveikė. Todėl nusprendžiau įpurkšti šiek tiek mineralinės alyvos į išmetimo angas. Ir tai atrodo labai padėjo. Ir po kelių nedidelių vožtuvo laiko reguliavimų atrodė, kad jis pasiekė keistą galios diapazoną. Tačiau man reikia sugalvoti, kaip užfiksuoti cilindro sriegį, kai rasiu optimalią padėtį, nes elastinga slėgio vamzdžio torsija pamažu keičia vožtuvo laiką. Tačiau negalėčiau būti laimingesnis dėl šio pirmojo prototipo, nes daug ko išmokau jį gamindamas. Ir kaip minėjau anksčiau šiame vaizdo įraše, visą mano CNC staklių surinkimą detaliau dokumentavau savo antrame kanale, TimStation. Taigi, jei jūs domina pamatyti kitą papildomą turinį, kurį esu sukūręs, apsilankykite ten, pasižiūrėkite ir užsiprenumeruokite. Ačiū, kad žiūrėjote.